Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Viena nuodėmė veda prie kitos. Praėjus gedulo laikui, Dovydas pasiuntė parvesti jos į savo rūmus. Ji tapo jo žmona ir pagimdė jam sūnų, bet darbas, kurį Dovydas padarė, buvo nedoras Dievo akyse. 2 Samuelio knyga, 11 skyrius, 27 eilutė. Jausdamasis ramus ir saugus ir paleidęs Dievo ranką, Dovydas atsidavė šėtonui ir sutepė savo sielą kaltės dėme. Tas, kurį dangus pasirinko būti tautos vadovu ir įgyvendinti Dievo įstatymą, pats pamynė jo reikalavimus. Jis turėjo tapti siaubu pikdadariams, tačiau savo poelgiu jis tik sustiprino jų rankas. Ankstesniuose gyvenimo sunkumuose Dovydas sąmoningai patikėdavo viską Dievui. Viešpaties ranka jį saugiai vedė aplenkdama jo kojoms paruoštus spąstus. Tačiau dabar, kamuojamas kaltės ir neatgailavęs, jis neieškojo dangiškos pagalbos, bet pats stengėsi išsivaduoti iš pavojų, į kuriuos įtraukė nuodėmę. Batšeba, kurios pražūtingas grožis tapo spąstais karaliui, buvo Hetito, buvusio vieno iš jo drąsiausių ir ištikimiausių vyrų žmona. Niekas negalėjo nuspėti pasekmių, jei šis nusikaltimas būtų iškilęs viešumon. Visos pastangos, kurias naudojo Dovydas paslėpti savo kaltę, pasirodė bergždžios. Savo nusivylime prie savo paleistuvystės jis dar pridėjo ir žmogžudystę. Tas, kuris suplanavo Sauliaus sunaikinimą, taip pat stengiasi sužlugdyti ir Dovydą. Nors gundymai ir buvo skirtingi, jų tikslas buvo tas pats – sulaužyti Dievo įstatymą. Ūrija buvo paskirtas tapti laiško, įsakančio apie jo mirtį nešėjų. Laiške perduotame Joabui, karalius įsakė: pastatykite Ūriją mūšio priekyje, kur aršiausiai kovojama, ir pasitraukite nuo jo, kad būtų parblokštas ir mirtų. 2 Samuelio knyga, 11 skyrius, 15 eilutė. Joabas, kartą jau susitepęs betikslės žmogžudystės kalte, nieko nelaukdamas pakluso karaliaus nurodymams ir Ūrija žuvo nuo Amono vaikų kardo. Tas, kurio jautri sąžinė ir stiprus garbės jausmas, neleido jam netgi tada, kai grėsė pavojus gyvybei, pakelti rankos prieš viešpaties pateptąjį. Taip žemai puolė, kad galėjo pagauti ir nužudyti vieną iš drąsiausių ir ištikimiausių savo karių, tikėdamasis netrukdomai mėgautis nuodėmės atpildu. Deja, kaip nublanko puikiausias auksas, kaip pasikeitė pats gryniausias auksas. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.